Sveiki, brangūs draugai, su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Jis neišlaikė išbandymo. Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: vieno dalyko tau trūksta. Eik, parduok visą, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Morkaus 10 skyrius, 21 eilutė. Kristus pažvelgė jaunuoliui į veidą, tarsi skaitydamas jo gyvenimo knygą ir tyrinėdamas jo būdą. Jis mylėjo šį jaunuolį ir troško suteikti jo širdžiai ramybę bei džiaugsmą, kurie iš esmės pakeistų jo charakterį. Nuoširdžiai ir karštai to trošdamas, išgelbėtojas stebėjo jaunuolį. Jis tikėjosi, kad šis atsilieps į Dievo dvasios šaukimą. Didikas suprato Jėzaus žodžius ir nuliūdo. Palikti tai, kas matoma dėl nematomų turtų, buvo pernelyg didelė rizika. Jis atsisakė siūlomo amžinojo gyvenimo ir pasišalino, o pasaulis ir toliau susilaukė jo garbinimo. Tūkstančiai žmonių patiria šį išbandymą. Jie svarsto, ką pasirinkti – Kristų ar pasaulį, ir daugelis pasirenka pasaulį. Kaip ir didikas, jie nusisuka nuo išgelbėtojo, savo širdyje sakydami: aš nenoriu, kad šis vyras man vadovautų. Visi turėtų apsvarstyti, ką turėtų reikšti trokšti dangaus, bet nuo jo nusigręžti vien dėl nurodytų sąlygų. Pagalvokime, ką reiškia pasakyti Kristui ne. Ar mes sakome tą patį? Didikui turtas buvo patikėtas, kad jis galėtų įrodyti, jog yra ištikimas prievaizdas. Jis turėjo dalinti šias gėrybes, suteikdamas palaimą tiems, kuriems jos reikia. Taip, dabar Dievas suteikė žmonėms talentus ir galimybės, kad jie galėtų būti jo įrankiais ir padėtų kenčiantiems vargšams. Tas, kuris naudoja jam patikėtas dovanas, kaip skirtas Dievo, tampa išgelbėtojo bendradarbiu. Tiems, kurie kaip jaunasis didikas užima aukštas pareigas ir valdo didelį turtą, išsižadėti visko, kad galėtų sekti Jėzų, gali pasirodyti per didelė auka. Tačiau tai yra elgesio taisyklė kiekvienam, tampančiam jo mokiniu. Niekas, išskyrus paklusnumą, nėra priimtina. Savęs išsižadėjimas yra kertinis Kristaus mokymo akmuo. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.